Sveiki. Į Lietuvą ir kitas Baltijos šalis įskridę dronai aiškiai parodė mūsų silpnąją vietą – oro gynybą. Nors mūsų vyriausybė sako, kad keičia prioritetus, tačiau kol kas realių antidroninių priemonių ar dronams pritaikytos oro gynybos dar neturime. Tėvynės sąjunga siūlo savo oro gynybos koncepciją. Apie ją ir pakalbėsiu su buvusiu krašto apsaugos ministru, partijos pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Labas, Laurynai. Sveiki, Artūrai. Pokalbį norėčiau pradėti nuo to, kam tokios koncepcijos iš viso reikia. Pas mus taip jau blogai yra su oro gynyba. Pasakysiu paprastai, tas planas, kurį dabar yra pasitvirtinusi krašto apsaugos ministerija, jisai tik dalinai spręs problemas, net jeigu jis pilna apimtim bus įgyvendintas. Tas $500 milijardo, kuris yra paskirtas kovai su bepiločiais orlaiviais, kas susiję pirmiausia su detekcijos sistemomis, su bepiločių orlaivių identifikavimu ir po to jau su jų neutralizavimu, iš principo, saugos tik tai dalinai mūsų valstybė. Mūsų karinius dalinius, gal vieną kitą kritinės infrastruktūros objektą, bet jeigu jūs paklaustumėt, ar tokia koncepcija apsaugos visus mūsų strateginius objektus ir dengs bent jau didžiuosius miestus ar mažesnius miestus, dėja turiu atsakyti, kad ne. Todėl jau prieš kelis mėnesius aš paprašiau, kad per Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, kad krašto apsaugos ministerija atneštų pilną paveikslą, kaip galėtų bent jau teoriniam lygmenyje atrodyti Lietuvos dangaus skydas. Suprantu, kad tai yra didžiuliai pinigai, bet nepaisant to strateginių lygmenį mes turim turėti labai aiškią koncepciją, kaip turėtų tai būti, kaip turėtų atrodyti. Kai kurios šalis eina to keliu. Aišku, išskirtinės šalis, neabejotinai. Kol kas tos koncepcijos mes neturim, mes nematėm, bet mes nelaukiam, kol ją atneš krašto apsaugos ministerija ir pabandėm patys su ekspertais paskaičiuoti, kiek tai galėtų kainuoti ir ko Lietuvai reikia, kad mes galėtume iš esmės įvairiam aukštyje identifikuoti ir atpažinti, koks objektas įskrenda į Lietuvos oro erdvę. Lygiai taip pat, kad turėtume realias priemonės, tiek radioelektroninės kovos priemonės, tiek ir fizinį, kinetinės galimybės, kuriant ir mobilias komandas, dislokuojant tam tikrą ginkluotę prie strateginių objektų, paskaičiavom skaičius, ko reikia turėti, kad mes galėtume sukurti bent jau tą vadinamą Lietuvos dangaus skydą. Tai tikimės, kad šita koncepcija, kurią šiandien registruojam Seime, tai jos persikels ir į Seimo plenarinį posėdžių salę, su pasiūlymu netgi priimti nutarimą Seimo ir kad vyriausybė krašto apsaugos ministerija vadovautųsi ją, mes norim rimtos diskusijos apie tai, kur Lietuva juda su oro gynybos visų savo pajėgų. Nes suprantu, kad mes dabar turim tos didžiulius pinigus, kurie skiriami yra krašto apsaugai ir tai yra tikrai labai reikalingas dalykas ir sveikinu šitą vyriausybės sprendimą, tikrai nuoširdžiai. Tačiau jau atėjo laikas klausti, kur mes tos pinigus investuojam ir kur yra prioritetai. Ir kai tu išgirsti, kad tik ką sudarytas kontraktas už $1 milijardą įvairiems sunkvežimiams, kas, aišku, logistika irgi be galo svarbi mūsų gynybos dalis, mūsų gynybos šaka, bet kita vertus, ar galbūt galima kažkaip diversifikuotos pinigus ir papildyti, sakykime taip, oro gynybos pajėgumo tais resursais. Tai klausimas atviras ir norėtųsi atsakymą. Aš to atsakymą neturiu. Bet šiaip, Laurynai, tau atrodo, kad, iš tikrųjų, Lietuva turi koncepciją gynybos. Nes man taip iš šono žiūrint, kartais atrodo, kad mes perkam dalykai, kai kurie reikalingi, kai kurie tikrai kelia klausimus, bet ar mes turim visą koncepciją, ko mums reikia ir ką mes pinigus skiriam? Tai mūsų gynybos koncepcija, jinai modeliuojama pagal NATO gynybos planus. O tą reikia labai aiškiai pasakyti. NATO gynybos planavimas yra toks, kad NATO generolai jie mato, ko reikia, kad NATO gynybos planai užsipildytų. Ko reikia oro gynybui, čia silpniausias pajėgumas visame alijanse, tą reikia pripažinti. Ko reikia konvenciniam pajėgom, ko reikia jūroje, ko reikia ore ir panašiai. Tada jie iškelia tos vadinamosius pajėgumų tikslus, vadinamieji capability targets. Kitaip tariant, jie numato, ką valstybės turi padaryti per tam tikrą laiką, kiek pinigų investuoti, kad tos pajėgumus sukurti. Ir iš čia plaukia mūsų gynybos planavimas. Didžiąją dalimi iš čia ir plaukia gynybos planavimas. Ir tada mes, turėdami tos pajėgumų tikslus, prie to dirbam ir bandom juos sukurti. Jeigu mes sukuriam vieną pajėgumą, kurį mes turim, tai mes esam šitoje vietoje stipresni. Jeigu mes kažkurio tai pajėgumo neturim, tai pagal NATO gynybos planus tas pajėgumas turėtų ateiti su NATO gynybos planais.
Tai yra ateiti iš kitų šalių. Tokia yra NATO logika. Jinai suprantama, viskas tvarkoja, čia daug metų ta logika vyksta. Nauji NATO gynybos planai ir pajėgumų tikslai, jie jau yra kuo geri, dar mūsų vyriausybės laikais jie patvirtinti. Jie ne tik, sakykime taip, modeliuoja, ką turim su to kariausiam, bet jie modeliuoja, ką reikia turėti, kaip užpildyti tuos planus NATO, kad mes žinotume, kad tikrai galima apsiginti ir atgrasyti priešininką. Tai tas pokytis yra geras, bet kadangi, NATO kolektyvinės gynybos planavimas gali turėti įvairių problemų, mesgi žinom, ar ne? Politiniai sprendimai, nežinomumas ir neapibrėžtumas vienoje ar kitoje šalyje, todėl šalia to visą laiką reikia turėti ir savo nacionalinį matymą, kaip valstybė tam tikrą laiką gins save, savo teritoriją, savo žmonės. Tai va tokio imperatyvaus pamato, su tokiu imperatyvu gynybos planavimu mes kol kas esam silpnesni. Ir čia reikia tą įvesti ir tą įtvirtinti, kad mes turim būti pasiruošę ir patys ginti tam tikrą laiką. Ir kartu tada jau per kolektyvinį gynybos planavimą ir per nacionalinį gynybos planavimą stiprinti savo pajėgas. Na taip, nes mes to plano esam jau ir kalbėję anksčiau, kad kol kas tokio rimto neturim ir tokios rimtos diskusijos nėra apie tai. Bet pradėkime apie tą oro gynybos koncepciją. Jūs ją pavadinate Lietuvos dangaus skydas nuo oro pariteto iki oro pranašumo. Kas į šitą koncepciją įeina? Pradėkime nuo to, kad kaip oro gynyba transformavosi. Jau 19 metais mes, dar Skvernelio vyriausybė, sudarė pirmą kontraktą ir mes įsigijom vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Šitos sistemos atvažiavo, baterija pirma atvažiavo jau prieš kelias metus. Tik pasipildė mūsų arsenalas dar vieną bateriją, jau sudaryta 23 metų kontraktų pagrindu. Dar vieną kontraktą dėl NASAMS esu sudaręs pats trumpai ministro pareigas 24 metais ir jinai turėtų pasirodyti Lietuvoje apie metų dviejų. Tai čia buvo visą laiką matymas, kad mes turim stiprėti antžeminėse oro gynybos sistemose. Artimojo nuotolio ir trumpojo nuotolio. Artimas nuotolis jis dažniausiai yra, jis gali būti įvairus, bet tai gali būti tie vadinamieji manpadai, vadinamieji RBS 90, Gromai, dabar nauja jų versija Piorūnai, tai yra iš esmės objektų apsaugai ir karinių dalinių apsaugai. Dabar NASAMS jau yra vidutinio nuotolio oro gynybos sistema, kuri jau dengia 60 km spindulį ir nuo tokių oro grėsmių kaip sparnuotos raketos, kaip lėktuvai priešiški, sraigtasparniai priešiški, nuo tokių tradicinių grėsmių. Tai šitam segmente mes visai neblogai atrodom. Šitam segmente mes neblogai atrodom, nes 19 atvažiavo pirma baterija, 23 metais jau sukontraktuota ir atvažiavo šiais metais antra baterija, atvažiuoja dar trečia baterija. Kažkaip pritrūko šitoj vyriausybei noro dar stiprinti antžeminę oro gynybos sistemą, truputėlį nuo tų projektų, kuriuos mes buvom suplanavę, yra nueita, bet čia visai šitam segmente mes esam neblogi. Tačiau visą laiką pagal NATO gynybos planavimą matėm ir pagal ribotus resursus, kad mes galim tvarkytis vidutinio nuotolio oro gynybos segmente, artimo nuotolio, ir čia kontraktai, kuriuos dar irgi sudariau praeitą 24 metų vasarą dėl M-SHORAD, artimo nuotolio mobilių oro gynybos sistemų įsigijimo, jos irgi atvažiuos kitais metais į Lietuvą, švediškos pajėgios sistemos, mobilios irgi daugiau dalinių apsaugai. Tačiau antibalistinės oro gynybos sistemos dėl ribotų resursų buvo pagal NATO gynybos planus, o ką jau ir sakiau pačioj pradžioje, turėtų ateiti iš NATO pusės. Toks sumanimas, toks yra algoritmas. Tų antibalistinių oro gynybos sistemų trūksta, visoje NATO trūksta Europoje, galbūt mažiau trūksta Amerikoje. Tai čia yra problema resursų, nes tai yra labai brangi technologija, mes žinom, kad tai yra kritinė technologija dabar ir ukrainiečiams, nes čia yra dvi pagrindinės sistemos, tai yra Patriot ir SAMP-T. Jeigu Patriot yra amerikietiška, SAMP-T yra prancūziška, itališka, SAMP-T šiek tiek pigesnė, bet jinai nėra tokia efektyvi. Tai visą laiką mes nekalbėdavom apie antibalistinę oro gynybos sistemą, kadangi tai buvo pagal NATO gynybos planus ateinantis dalykas. Tačiau dabar matom, jau 2 metai dominuoja naujos grėsmės, šalia šitų tradicinių irgi, kai atėjo bepiločio orlaivio epocha. Pigių, bet didžiulę žalą galinčius šachedų laikotarpį.
Ir šachedams be jokios abejonės, tu gali numušti ir su nasam, su šacheda, bet suprantam, kad tai yra neproporcinga ir neefektyvu, turi ieškoti kitų priemonių. Dar problema yra tame, kad mūsų radaro sistema, jinai šachedams yra nepritaikyta. Mes matom, reiškia, žymas radaruose, ypač, bet jeigu dar nukrenta, nusileidžia šachedas žemiau, jau mes jo nebematytume tam tikram aukštį, bet jeigu ir matom radaruose, turim pakilti ir pamatyti, kas tai yra. Ar tai nėra koks nors ten terminis reiškinys, skleidžiantis tam tikras fizinės savybės. Paukščių būrys. Ne, pavyzdžiui, ne vienas kartas buvo ir mūsų istorijai per pastarosius metus, kad reikėjo pakilti naikintuvams ir išbaidyti paukščius, dėja taip yra, dėl to mes ir kalbam apie tai, kad netokia turi būti, ar ne, įspėjimo, identifikavimo sistema, tas atpažinimo visas paveikslas. Todėl akivaizdu, kad kai atsirado bepiločių orlaivių visa ta problematika, valstybės turi reaguoti. Visos valstybės NATO yra per lėtos, čia neišimtis mes irgi, ir natūralu dabar reikia susidėlioti, ką turim pasidaryti detekcijos visam tam lygmenį atpažinimo, kad mes atskirtume, ar tai bepilotis orlaivis, ar sparnuotoji raketa, kad žemiau matytume tos bepilotis orlaivis. Tai vienas kitas bepilotis orlaivis, kuris yra įskridęs į Lietuvos teritoriją ir neatrastas dar iki šiol, ne? Kodėl jis neatrastas? Todėl, kad labai tikėtinai jis nusileido tam tikrą lygį, kai jau mes nebematėm radaros. Tai tada spėliojam, ar jis išskrydo, ar jis kažkur nusileido, ar grybautojai ras rudenį, visi tie dalykai. Tai dabar reikia susitvarkyti detekciją. Tai nuo ko mes ir pradedam mūsų visą koncepciją, tą Lietuvos dangaus skydo koncepciją, kad turim susidėlioti aiškiai labai detekcijos visą paveikslą. Ir tai nėra kažkas super brangaus. Su milijardu tu gali daug dalykų padaryti, tu gali jau tada matyti viską, susidėlioti radarus, sensorius įvairiam lygmenį, arčiau sienos, toliau sienos, mes tos paskaičiavimus esam padarę ir tada tu viską matai. Tai pirmiausia reikia susidėlioti matymą. Tai tą mes iškart siūlom padaryti ir tą galima kai ką pasigaminti Lietuvoje, kai ką nusipirkti. Čia yra problema, kad ukrainiečiai kol kas geriausiai išplėtoja šitas technologijas, kol kas jų neperkelia į kitų šalių gamybos procesus, čia yra problema, bet nepaisant to vis tiek judėti turim tą kryptį. Tai šitas lygmuo. Antras lygmuo yra be abejo jau tada neutralizavimas bepiločių orlaivių. Tai yra du būdai. Arba radioelektroninė kova, kai tu nuslopini ryšį tarp operatoriaus ir pačio bepiločio orlaivio, arba tu suklaidini bepilotį orlaivį, pakeiti jos smegenyse software, tam vadinamajam, visas tas koordinates, kad jis gali kažkur pakeisti kryptį ir nueiti nuo to taikinio ir panašiai. Tai čia reikia investuoti dabar į radioelektroninės kovos priemonės. Ir fizinis naikinimas, tas vadinamasis kinetinis naikinimas, kuris formulėje tokia, jis neturi būti brangesnis už patį bepilotį orlaivį. Tai čia reikia ieškoti įvairios ginkluotės, kuri yra efektyvi. Arba dronų perėmėjų, čia jau patruputį ir Lietuvos įmonės rodo rezultatus, gal dar net tokiam gamybiniam procese yra, bet jau yra tam tikrų variantų ir panašiai. Šitą arsenalą reikia susidėlioti. Irgi visose lygmenyse paskaičiuoti, kiek reikia infrastruktūros apsaugai, kiek reikia kariuomenės apsaugai ir panašiai. Tai šitie skaičiai yra mūsų toj koncepcijai, Lietuvos dangaus skydo koncepcijai ir pasidarom šitos dalykus. Ką reiškia tai? Oro gynybos metodikoje yra tokie keli labai svarbus terminai. Kiek tu saugai ir apsaugai ir kontroliuoji savo oro erdvę? Yra terminas toks pakankamai, jau reikia būti išsivyščius pakankamai, bet dar tik toks pradinis, tai vadinamas air parity, tai oro pusiausvyrą. Kitaip tariant, kad tu sukuri konkurenciją jau savo oro erdvėje priešininkui, kad jis negalėtų dominuoti. Kodėl tas svarbu? Net mes, kai kalbam apie pajėgų atėjimą iš sąjungininkų pusės, tai jie čia neis, jeigu mes nebūsim užtikrinę oro gynybos bent jau bazės. tą reikia labai aiškiai suprast. Tam manevrui jų, atėjimui ir panašiai. Mes turim turėti ir savo tokį tam tikrą pajėgumą. Tai va, tas planas, kurį turi dabartinė vyriausybė ir krašto apsaugos sistema, jisai nėra orientuotas į oro pusiausvyrą, tą air parity. Jis yra daugiausia skirtas galbūt manevro apsaugai, karinių dalinių apsaugai ir panašiai. Tai aišku geriau negu nieko ir tai jau yra žingsnis į priekį, bet tai nėra kažkoks didelis kokybinis proveržis. Todėl mes paskaičiavom, kiek pinigų ir kiek reikėtų laiko, kad mes iki 30 metų galėtume šitą oro gynybos pusiausvyrą, oro pusiausvyros koncepciją įgyvendinti.
ir jau atsistotume ant tokio tvirtesnio laiptelio. Tada einam toliau. Air superiority ir air dominance. Tai yra oro viršenybė ir dominavimas ore. Tai apie dominavimą ore matyt sunku kalbėti, nes čia ir naikintuvai, ir kiti dalykai, čia labai tyrai brangios investicijos, galbūt Lietuvoje kažkada irgi galėtų apie tai pagalvoti kitam dešimtmetį, sakykim tai, bet pirmiausia reikia eiti nuosekliai. Ir tada jau eitume į tą air superiority nuo 30 metų iki 25 metų, kur jau mes neleistume iš vis dominuoti mūsų oro erdvėj priešinį. Tai va dabar kalbam, kad per šitos 5 metus reikia pasidaryti bent jau tokią oro gynybos sistemą sukurti, kuri leistų užtikrinti mums visą tą oro gynybos paritetą, vadinkim taip, pusiausvyrą. Ir tai jau būtų daug. Tai jau būtų daug. Mes ir apsaugotume savo miestus, mes apsaugotume savo kritinę infrastruktūrą, mes apsaugotume savo karinius dalinius ir būtume stipriai paėję į priekį. Bet Laurinai, viena svarbi mintis. Jeigu dabar Rusija sugalvotų pulti Lietuvą ir mes to oro pariteto neturime, tai reiškia, kad NATO sąjungininkai neateitų? Na, gerina situaciją tai, kad pagal NATO dabartinius gynybos planus jau sąjungininkai ateina anksčiau, negu įvyksta karinė agresija. Kitaip tariant, jau dabar NATO pajėgų Europoje vadas turi teisę, matydamas žvalgybinę informaciją ir užsidegusias raudonas lemputės arba pakilusias raudonas vėliavėlės, kad atsiųsti atgrasimo tikslams po valdume jo esančias pajėgas. Tai kitaip tariant, nėra taip, kad tu turi sulaukti būtinai intervencijos, kad pajėgos jau atvyktų čionais. Matant žvalgybinę informaciją, o žvalgybą mes turim stiprią NATO, čia mūsų privalumas. Jeigu viskas veikia pagal algoritmus, noriu pasakyti, iškart pabrėšiu, pagal A, B, C planą, ar ne, kitaip tariant, nuo A iki Z, kai viskas suderint, tada jau pajėgos būtų, du pajėgų prieš karą, netgi prieš X dieną būtų daug daugiau čia Lietuvoje. Ta reikia labai aiškiai suvokti. Tai čia lengvina tą situaciją. Bet taip, visiškai teisingai, Artūrai, yra problema, kad jeigu norėsim pastiprinimo pajėgų per tam tikrą laiką, jau prasidėjus X dienai, oro gynyba yra kritinis dalykas. Kritinis. Ir todėl mes ir sakom, žiūrėkit, palaukit, paskaičiuokim prioritetus, pasižiūrėkim, ko dabar labiausiai reikia ir į tai investuokim. Kitas dalykas, kai mes šnekam apie tą oro paritetą. Rusija turi ar ne šimtus lėktuvų, ten raketų daug, dronų. Kaip taip mes galėtume sukurti tą oro paritetą? Ar tai realu? Na, žinot, mes bent jau turim turėti prieš kiekvieną jų turimą ginklą savo atsaką. Tai va taip reikia ir mąstyti. Tai dabar kiekvieną naktį, priklauso nuo nakties, be jokios abejonės, bet oro antpolių kompozicija iš Rusijos pusės prieš ukrainiečius atrodo taip. Kokie keli šimtai bepiločių orlaivių, įvairiaus tipo, bet, dominuoja šachedai, tarkim, ar ne, sakykime, kaip mes jos įsivaizduojam, geranai, šachedai, tokio tipo orlaiviai. Yra ir kitokių jau rūšių, bet, sakykime, paimkim tokią bendrą geriausiai žinomą rūšį. Tada yra apie keliasdešimt sparnuotųjų raketų, prieš jas mes jau turim NASAMSą. Ir didėja tas pajėgumas, tačiau ir artimo nuotolio oro gynybos sistemos irgi prieš juos gali būti efektyvos prieš sparnuotas raketas. Tas mūsų užpirktas Onshore, taip patys RBS-90, netgi galbūt sunkiau, bet vis tiek ir tie patys Piorūnai, sakykime, tokios mobilios ar ne oro gynybos sistemos. Na ir dar toliau einam, ką turi Rusija tame antpolyje kompozicijoje, turi ir balistinės raketas. Tai jau balistika yra sudėtinga. Čia labai brangu, čia yra Patriotai, čia yra SAMPTI. Taip, NASAMSai ir Kronsbergas gamintojai NASAMSui planuoja iki 30 metų sukurti, kad ir jų galėtų jau toj trajektorijai balistiniai turėti priešnuodžius, kitaip tariant, jau šalis bando transformuoti vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas į antibalistinės ir sako, kad galbūt norvegai sukurs sistemą, kuri gali būti porą kartų pigesnė negu mums tos dvi, kurias mes žinom geriausiai, ir ypač Patriotai. Tai čia laukiam ir matyt būti su norvegais tame ekosistemui, kur mes ir esame, yra labai naudinga, nes jie tikrai bando eiti į priekį. Bet kol kas čia yra, kol kas teorija, galbūt kryptis, mąstymų, orientyras, bet ne realybė. Tai va taip ir matom. Kiekvieną naktį mes matom tokį bepiločių orlaiviai, sparnuotosios raketos ir balistinės raketos. Skirtingų kiekių, proporcija, bet yra tai. Ir žiūrim, ką tu daro ukrainiečiai. Iš šachedų jie apie 95% nukenksmina jų.
šaunuoliai, fantastika, ir radioelektroniniam kovos priemonėm, ir kinetiniam priemonėm. Sparnuotasias su vakarų sistemų pagalba, tom pačiom NASAMS, IRIS-T ir panašiai, čia vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos. Irgi iš esmės yra neutralizuojamos, daug jų neutralizuojama. Nu, o kai balistika atskrenda, viskas. Va tada jau, jeigu Patriot tušti, arba jų nėra, arba jų trūksta toj teritorijai, prie to objekto, prie to miesto, tada jau kenčia visa kritinė infrastruktūra, šiluma daužoma yra, ar ne, visos elektrinės daužomos ir taip toliau. Tai vat, mums tą matant paveikslą, iš esmės reikia modeliuoti, kad kiekvienam segmente mes turėtume vienokį ir kitokį atsaką. Arba jį turėtume patys, arba bent jau turėtume patys prieš tai, kas daugiausiai gali būti panaudota prieš mus kaip bepiločiai orlaiviai, o jau tarkim prieš balistiką tu, kol dar neturi, planuoji tą daryti su sąjungininkų pagalba. Kas yra gerai oro gynybos segmente NATO, nekalbu apie antžeminės oro gynybos sistemas, ten trūkumas akivaizdus, tokių kaip Patriot, ir tų pačių IRIS-T dar mažai, ir NASAMSų ne per daugiausiai ir taip toliau, bet kas yra gerai, kad naikintuvų segmentas yra pakankamai neblogai išplėtotas NATO, ir jeigu jie visi ateitų į pagalbą kaip suplanuota pagal NATO gynybos planus, tai rezultatas būtų tai, kad mes ten oro erdvėj turėtume galimybių rusam daug ką prieš pastatyti, netgi kai kuriais atvejais ir dominuoti. Bet čia su sąlyga, kad viskas gerai, viskas sueina, viskas suveikia, ne? Viskas yra pagal tai, kaip numatyta teorijoje ir kaip turėtų būti praktika. Betgi žinot, visai gali būti, todėl valstybė turi irgi savo visus veiksmus modeliuoti. Na taip, ypač prieš NATO viršūnių susitikimą ir nedaug visokiausių klausimų kyla. Bet kitas klausimas, kai mes šnekam apie tą realumą. Jeigu aš suklysiu skaičiuose, tai pataisykit. Skaičiai tokie, ar ne apie 1,1-1,3 milijardo aptikimui. Plus iki 3,6 milijardo neutralizavimui. Tai apie 4-5 milijardai eurų. Beveik visas 1 metų gynybos biudžetas. Per kiek metų realu tą pasidaryti? Nes, dabar ne mes didžiąją dalį pinigų esame skiria ir tokį prioritetą turim pažadėtai divizijai. Tai būtent čia ir yra modeliavimo ir prioritetų klausimas. Tai jeigu mes matom, kad per 5 metus galima tą sukurti. Tai reiškia, ne iškart reikia 5 milijardų, per 5 metus gali paieškoti tos milijardus. Ir tada mes matom šiandien, prieš mėnesį pasirodo sprendimas, kad mes už milijardą eurų perkam logistinių sunkvežimių. Įvairiaus tipo, kurie yra reikalingi divizijai, aš sutinku. Bet klausimas yra, ar patys svarbiausi dabar dalykai. Yra tai, o ne galbūt, sakykime taip, investicijos į sofistikuotą oro gynybos sistemą. Kai mes pasitvirtinam daugiasluoksnės oro gynybos sistemos planą, kur yra tik 0,5 milijardo. Tai jeigu negalim skirti ant to, gerai, tai gal galim logistikai skirti 0,5 milijardo, tą 0,5 milijardo dar labiau investuoti į detekciją, atpažinimą, kad viską matytume aplink mūsų, ar ne? Gal jau galima daugiau investuoti į radioelektroninę kovą, kinetinės priemonės, kur jau galima būtų visą kritinę infrastruktūrą mūsų apsaugoti. Čia jau yra planavimo reikalai gynybos. Čia jau yra, tu turi sėdėti sistemoje ir pagal tos prioritetus dėlioti vis. Bet tai šito matyt trūksta. Tai mes realistiškai skaičiuojam, suprantam, kad tai yra dideli pinigai. Kažką galima padaryti iš vidinių resursų perskirtant prioritetus, galbūt kažką galima padaryti randant papildomų pinigų. Čia atviri visi variantai, bet tam reikėjo sėsti ir kalbėtis. Na taip, nes keista girdėti yra, kada sakoma, kad kai tik dronai įskrenda, mes jų nerandam, tada vyriausybė, ministrai sako, kad tai yra mūsų prioritetas, bet po to išgirstam, kad perkami yra sunkvežimiai. Tada sunku suprasti ir suvokti, kas mūsų tas pagrindinis prioritetas yra. Aš paklausiau dabartinio jau ministro pirmininko naujojo, tai man patiko atsakymas, tiesą sakant, kad jisai supranta dilemas ir jisai planuoja kai kurios pirkimus galbūt pasižiūrėti giliau ir galbūt netgi peržiūrėti. Tai toks pliūpsnis, pozityvo, sakyčiau. Ar tai tik tai lyg žodžiai virs realiais darbais, tai matysim, bet faktas, kad matyt, kuo daugiau, tuo labiau, kuo toliau, tuo daugiau žmonių supranta, kad čia yra dilema, o tie prioritetai, kuriuos mes turim aiškiai labai įsitvirtinti. Na taip, bet kad būtų žmonėms aišku ir suprantama, nes kai tik tai dronai skrenda, pirmieji, imkim, pavojaus signalai yra, žmonės turi, bent jau kiek pačiam yra tekę bendrauti, tokį suvokimą, kad oro gynyba turėtų ginti visus.
Kas jūsų koncepcija yra? Ką oro gynyba turėtų ginti? Nes, pažiūrėjau, kokia nors kariuomenė galvoja, kad pirmiausia, kaip apginti strateginius objektus, savo karinius, ar ten kokius oro uostus, ar jūrų uostą. O kas pas jūs yra strategija? Artūras, jūs visiškai teisus. Todėl to mes ir sakom labai aišku dalyką, kad tai, kas dabar yra suplanuota, tai yra tik tai karinių dalinių ir dalies kritinės infrastruktūros tiesiogiai susijusių su kariniais poreikiais apsauga. Kas kalbant apie, pavyzdžiui, įvairias mūsų elektrinės, kitus objektus, to pajėgumo apsaugoti tikrai neužteks. Aišku, čia turėkim galvoj, kad ir patys objektai rūpinasi savo saugumu, kai kuriais atvejais yra dar SAT jurisdikcija, mobilės komandas kūrė viešojo saugumo tarnybą, mūsų žandarmerija ir panašiai, bet ilgas procesas ir aišku, jie iš savo pinigų, iš savo resursų to padaryti negalės. Tai mūsų koncepcija yra tokia, kad ta, kurią mes pateikėm, jau būtų apsauga miestai, visa kritinė infrastruktūra ir kariniai daliniai. Tai va tie pinigai, kuriuos jūs tik įvardėjo, tai yra skirta jau ne gal visos Lietuvos padengimui, bet jau, bent jau labiausiai apgyvendintų teritorijų apsaugai. Tai tik pirmoji laidos dalis. Antroje laidos dalyje su Laurynu Kasčiūnu kalbu ne tik apie oro gynybą. Kalbame ir apie grėsmės iš Rusijos, mat Latvija įspėjo, kad Rusija gali rengti išpuolius prieš Baltijos valstybės. Antrąją laidos dalį kviečiu pažiūrėti mano Substack, Contribui ir Patreon platformose.